Tai šiandien mes turim galimybę ištirti pacientę, kuri skundžiasi atsiradusiais kapiliarais ant jos kojos. Dažnai tai būna pirmi simptomai, kaip aš jau minėjau. Na ir mes turim šiandien echoskopą, dvigubos skanavimo aparatą, kuris laikomas diagnostikoje auksiniu standartu. Na, mes matom šitame ekrane giliąją veną, matome arteriją ir matome paviršinę veną. Arterija visą laiką dirbanti, jinai pulsuoja ir, kaip jau kalbėjom, kraujas keliauja link piršto. Tačiau kraujui reikia sugrįžti ir kraujas grįžta šitomis dviejomis venomis. Kol mes stovim ramiai, niekas pas mus labai nevyksta. Šiek tiek kraujagyslė dirba mums kvėpuojant. Įkvėpkit giliai ir iškvėpkit. Iškvėpkit. Truputėlį čia judesio atsiranda. Tačiau pagrindinis dalykas, kas yra svarbu, tai yra mūsų judėjimas. Ir jeigu dabar pacientė pajudins mums kojos pirštus, mes pamatome aktyvėjusią kraujotaką, matome. Tai rodo, kaip svarbu yra iš tikrųjų kiekvienas žingsnis, kiekvienas judesys, mūsų raumenų darbas veniniai kraujotakai. Ir būtent judėjimo sumažėjimas yra ta civilizacijos rykštė, kuri leidžia vystytis šitai patologijai. Mes ištyrėm pacientę, galiu pasakyti, kad pacientė labai rūpinasi savo sveikata ir atvyko pas mus tirtis matydama kapiliarus ant savo kojos. Ir ištyrus kraujotaką dvigubų skanavimų nustatėme, kad jinai neserga tikrąją venų varikozę. Nėra vožtuvų sutrikimo, yra tik estetiniai defektai, kurie iš tikrųjų gali būti gydomi lengvomis procedūromis, tokiamis kaip skleroterapija. Rekomendacija pagrindinė mūsų pacientei būtų aktyvumas, nes būtent judėjimas, raumenų darbas lengvina kojas ir gerina veninę kraujotaką.